Sveiki, mylieji, su jumis vėlgi aš, kineziterapeutas Marius, ir šiandien man kilo idėja padaryti video, kuris galbūt kažkokiu tai būdu padėtų žmonėms spręsti fizinio aktyvumo problemą. Šis laikais žmonės labai daug laiko sėdi ir fizinis aktyvumas žmonių yra labai sumažėjęs. Ir kažkaip tai norėtųsi išlaikyti fizinį aktyvumą net ir sėdint. Ir tai padaryti nėra labai sunku, tiesiog reikia pasitelkti biški fantazijos. Ir aš sugalvojau panaudoti šias gumas, kurias radau pas save namuose. Taigi, mes šias gumas dėsime tiesiog už kėdės kojų. Vieną gumytę, antrą gumytę. Ir mes paimsim tiesiog įkišim į tarpą tarp pirštų. Vieną gumytę ir antrą gumytę. Aišku, galbūt atrodo pakankamai juokingai, bet aš pasitelkiau fantaziją ir sugalvojau tokį būdą, kad galime daryti 2 pratimus net tada, kai mes daug laiko sėdime. Ir tie pratimai yra labai paprasti. Mes paimsim, atsiremsim ir įsivaizduokit, jūs tiesiog sėdit, dirbat kompiuteriu. Ar kompiuteriu, ar ten kažkokį filmą žiūrit, ar ten kažką tai, ar kažkokį seminarą, mokymą žiūrit, ar knygą skaitot prie kompiuterio. Pasiima taip gumas ir vieną koją, antrą koją. Vieną koją, antrą koją. Ir taip galima daryti 10-20 kartų, tol kol pavargsi. Tai yra labai gerai pumpuojat savo keturgalvį raumenuką. Vieną koją, kitą koją. Ir antrasis pratimas, mes tiesiog paimsim, ištiesim pėdą ir lenkiam ją tiesiog į priekį, žemyn. Ir tokiu būdu labai gerai pumpuosim kraują į blauzdos užpakalinę dalį. Ir kuo bus guma su didesniu pasipriešinimu, kuo jinai bus mažiau tampri, tuo pasipriešinimas bus didesnis. Aišku, galima sugalvoti ir kitokių pratimų, pasitelkiant tiesiog gumą. Bet jeigu jūs sėdite, tenais darbas nėra ypatingai svarbus, ten filmo žiūrėjimas, ar kokia mokymasis, ar naujienų skaitimas, tiesiog gumas pasidedat ir pumpuojat savo raumenis. Universalus, labai geras, unikalus, galima sakyti, sprendimas. Ir tada šiam kartui tiek. Jeigu dar nesate užsiprenumeravę mano kanalą, užsiprenumeruokite ir gaukite tikrai vertas dėmesio idėjas, kaip jūs galite išlaikyti fizinį aktyvumą, kaip jūs galite spręsti įvairias savo organizmo bėdas su kineziterapija.